ką, labas rytas, draugai, labas rytas. Įsidienojo, prašvito, stipriai prašvito. Iš ryto atsikėliau, vaisulinis rūkas buvo, net nejau žvejot, man nepatinka, drėgna, šlapia, tai ba. 10 valandų ryto, saulutė šviečia, gražu, tik tai, kad vėjukas toks nemalonus. Nu ir ką, einam, žiūrim, bandom, gaudom. Informacija tokia. Karšis kimba, tikrai kimba. Visa betoninė krantinė, visa užmušta. Egi dukas karšį traukia. Vienu žodžiu, žuvies yra, žmonių va tiek, kad vietą gauta, aš nežinau, čia reikia atvažiuoti kaip mes. Iš vakaro, užsiėmei ir iš ryto eini žvejoti. Nes pilna, kaip per varžybas. Ir sportininkų, ir nesportininkų, ko nori. Vienu žodžiu, su vietom sunku, nes visi nori to karščio ir visi važiuoja ir visi gaudo. Einam ir mes pabandysim pagaudyti. Nu ką, dabar jau mes, kabra, taip normaliai padirbėsim su gyvais. Sliekai. Daug sliekų. Turiu pusę kilo. Tram. Gerai sukapojam. Pridėsim matiliuko dar, pritarkosime. Vienu žodžiu statysim žiauriai stipriai ant gyvų. Ir į tašką ir bandom. Gerai, kai į žuklės prekes prie inkaro gali nuvažiuoti dabar nusipirkti belė kokius, kabra, kokius. Belė kokius, tik norit kiekius dabar. Dabar jau sezonas prasidėjo, tai jie ten iš vis masiškai palaiko tos gyvus. Tai va. O čia gyvo reikia, patikėkit manim, tikrai reikia. Žmonės čia kolektyvas gaudo nuo ankstyvo ryto jau. Aš čia tinginys įsimegau, atsikėliau neskubėdamas. Kas duoda daug gyvo, tas gaudo. Kas neduoda, tas rūko. Be proto gyvo, be proto. Labai stiprus vėjas priešinis, tiesiai į veidą. Nu ir ką, su ta buza dabar taip pavarom biškelį į tašką, kokias 4-5 širiklėlės, kad normaliai pasidengtų tos buzdos lerzos ant dugnelio. Ir labai tikėkimės, kad prieis karšelis. Nu, viską pamatysim eigoje. Šios dienos jaukas bus pas mus feeder arachis, fišlymas ir fišlymo feeder brim. Ir italikso raudoni džiūvėsėliai. 100 gal 200 gramų. Prasukam. Užsipilame vandenuku. Duosime, kad pabrinktų, vėliau dar praviniosime, paskui prasuksime per sietą 3 mm ir dasidrėkinsim iki tokio lygio, kokio mums reikia. Visi gaudo čia nais ant slikų, o aš pabandysiu ant starto krūvą vatailio ir porazai. Tokia nesąmonė. Truputėlį kitaip negu visi. Nepaeis taip, grįšim prie tradicinio masulo, prie slieko, bet nepabandęs kito masalioko nesužinosi, gal ant jo dar geriau kimba. Einam peklo, toks vėjas baisus, hebra, tragedija. Mataliukai gyvi sveiki grįžo namo, šiukšlytę neša. Nėra mums čia kokį dviratį išradinėt, einam prie normalaus, tradicinio masalo pavasarinio sliekas.
krūvas lieko ir akcentui mėlynas dzikelis. Be proto, gyvo į tašką, be proto konkrečiai. Nu ką, mano vakarykštė distancija visiškai nedirba, absoliučiai artima. Paėmėm antrą kotą, mostilnam į tolimą dabar distanciją. Sistemėlė inlinas, fidelinė guma, pavadys metro, debesys lieko ir važiuojam į tolimą. Pažiūrėsim, kurioje distancijoje pirmiausia atsilieps. Ir tada mes vieną kotą trenksim į šoną. O kol kas pabandysim gaudyti su dviem. Sroviai tai nėra labai patogu iš tikrųjų. Bet kartais tas dalykas labai veiksmingas yra. Kada reikia distanciją surasti, geriau su dviem kotais pamojuot. Atsirenki, randi žuvį, arba su to pačiu reikia, tai pagaudai nieko, bimp pasitolinai, pagaudai nieko, bimp pasitolinai, nu, vaikštai, pavasaris, realiai, pavasarį reikia ieškoti žuvies, kabra. Daug vilčių nereikia dėti į jauką, kad užmesite, prajaukinsit tašką ir ten susirinks kolektyvas. Ne, pirma reikia surasti, kur jie stovi, o tada su gyvais užlaikyti juos tenais. O. Tolima distancija. Muk, nu imam. Nesuprantu. Lyg ir yra. Taip, turim karšį. Eik tu savo ir ant antros kibybas. Tai kurią distanciją dabar pasirinkti? Ir vieną, ir kitą daužo. Jofana. Atėjo ta valanda mano X. A mes pažiūrėsim, kur gražesni kimba. O, prieš vienį eina suvaldyti graibšto. Gražiai išmera. Simpatiškas jaunolis. Metam į sėtuką. Eik tu savo kaip ant anos joja. Nu ir antra. Geras klausimas, ne kolektyvas. Kur žvejo dabar? Ar artimoj ir tolimoj? Su dviem tikrai negaudysim. Dar gražesnis.
Žiūrėkit, kas per grožys. Visas pagotas jaunuolis jau pasirešęs seksui, nerštui. Matot, Lekevičiai. Tradicinis masalas, bet daug. Pas mane turbūt gyvo daugiau šėryklai negu jauko. Ir va, ir atėjo. Kablys 8 numerio. Pavadėlis 016. Žvejų klubas Žvejo kelias organizuoja Maver lygą. Tai yra 3 turų varžybos skirtingose telkiniuose skirtingų metų. Kiekviename ture bus apdovanojamos 3 pirmos vietos ir Big Fishas Maver prizais. Lygos čempionas pasiims Maver platformą. Visi 3 turai bus po 1 dieną, po 5 valandas. Galima bus sudalyvauti ir atskirai kiekviename ture. Pilną informaciją rasite Facebooko paskyroje Žvejo kelias. Laukiame jūsų Maver lygoje. Tik užmečiau. 2 minutės. Bim! Yra. Viskas. Antras kotas eina į šoną. Dirbsim su tolima distancija. Sietą labai sunku užvesti prieš vėją. Mažiukas šį kartą. Ne, jaunolis, baikit pykt, jaunolis. Nedidukas. Mes jo gal net nededam į sietą, iš karto paleidžiame. Panašu, kad čia to žuvies daug. Dar geriau porą stambesnių įsidėt dėl gražios nuotraukėlės. Vis tiek mes ją paleisim, tą žuvį. Nu irgi toksai. Nesvajonių išmera. Pažiūrėkit, kaip žali džiuvėsiai dirbė. Nei vieno aš neįdėjęs. Kaimynai deda, o aš kažkodėl gaudau. Ir vėl chebra gerą blėką. Eik tu peklon. Nu, bet taršus parazitas. Opa. Pakūrėm reikalus nerealiai. Jaukas dirba kosmosas. Gražu, ūsiukai gražus, o šitas jaunolis švelnutis.
Seksui nepasirengęs dar. Nu ką, draugai, ne taip paprasta viskas, kaip atrodo. Tolimam taške padirbėjau, paplevesavau, buvo žuvies, viskas gerai. Dingo. Pakeičiau tašką, grįžau atgal į savo artimą. Ir dabar čia viens paskui kitą, iki 2 minučių kibimas ir važiuojame jau 4. ar 5. jau. Žodžiu, žuvis juda. Neužsilaiko stipriai, reikia keisti taškus. Žodžiu, reikia paieškoti. Paskui mes ją prilaikom, kiek sugebam, bet jei šauna kažkas į smegenis ir jinai blom į kitą tašką. O, hebra, bus čia big fishas mano šios dienos. Karvė gera. Oik tu, mačert. O čia tai hebra šliosas. Paskutinis į sietą, daugiau nedėsiu. Pažiūrėkit. Paleis, draugelį. Bombytė. Bombytė. Žūklės prekės. žvejakelias.com. Žūklės prekės. žvejakelias.com. Internetinė parduotuvė. Subalansuota fideliai. žvejakelias.com. Masaliukas visiškai elementarus. 2-3 liekai. Vienas zakelis uždarimui į tašką ir važiuojam.
Nu, draugai, man rodo, šiandien užilgo reikės baigti mums tą muziką. Kiek galima tokią smulkmę gaudyti? Užteks. Pagauni, pagauni, pagauni. Pakūrus tašką, tikrai tai ne problema, bet gyvų naudoju be proto. Be proto. Yeah. Nu ką, draugai, apibendrinam žūklę. Kaip matėte, jinai buvo įspūdinga, žiauriai įspūdinga. Ant 20 karšių pamečiau skaičių. Pagavau, nežinau, virš 30 tai tikrai. Esmė, jaukas dirba 100%. Pas mane kaimynai gaudė šonuose, tikrai jie neduos meluoti, jie gaudė su prabangesniais jaukais, gerokai brangesniais. Ir aš kaip tik užeinu, jie abudu rūko. Vieną, kitą karšiuką. Eksperimentui padariau paskutinį metimą be jauko, su tuščia šėrykla. Į tašką viską tvarkingai. Prieš tai ten 4 iš eilės ištraukiau. Ir nieko, pragulėjo gal, nežinau, 15 minučių kaip minimum. Jokio kibimo. Su tuščia šėrykla pas mane nebuvo jokio. Kaimynui padaviau jauką savo, sakau, pabandyk. Iš antros šėryklos, o dabar ką tik ištraukė 4 karšį iš eilės. 5 metimai, 4 karšį. Įsivaizduojat? Įrodymas tikrai, kad produktas veiksmingas ir dirbantis, būtent šiuo metu. Aš neišskirčiau ir gyvų, nes gyvų daviau tikrai be proto, miksą konkretų. Vienodom proporcijom sliekas, matailis ir dzikas. Sukapotas, viskas kartu sumaišyta ir į šėryklą ištisai pilnom šėryklom. Jaukas buvo, kad tik tai uždaryti, kad neišbirėtų gyvi. Ir važiuoja. O, vėl bumt, vėl dar vienas karštis iš eilės ant mano jauko. Tai va, kabrat, darykite išvadas, norit tikėkit, norit ne, bet pasakiau, parodžiau viską, kaip buvo. O dabar įsitraukiam tos kelis karšiokus. Pasidarom netraukėlę ir aišku, juos paleisim kaip ir visus kitus. Kuo daugiau paleisime, ypač prieš nerštą, kolektyvas prasinerš, išnerš ir mes turėsim to žuvies daugiau, hebra. Reikia paleidinėti žuvį, reikia. Norit kaifuot, reikia ir gamtą mylėti. Ir dar vienas dalykas, priminimas. Taip, Nemuno deltos regioniniam parke nebereikia leidimų ir čia jau nebe 7 kg, čia galima imti 5 kg. Šito dalyko nepamirškite. Nu ką, einam traukiam, žiūrim, ką pagavom. Gražus karšiai, tikrai gražus. Daug nedėjau į sietą, kad nedaryti viršsvorį. Nu čia dabar plius minus apie viršsvoriuką. Kalba jau eina, bet tuoj paleisim. Fotografuojamės ir į vandenį. Kolektyvas, domite žūklę, jungitės prie Contribee kanalo Žvejo kelias su Richardu, tenai matysite ilgas laidas ir pažaisime visokius žaidimukus. Contribee, būkime visi. Nu ką, draugai, tai kol kas tiek.
Nei žvyno jums, nei uodegos, nepamirškite užsiprenumeruoti kanalo. Iki.